nuomonė, šiandieną yra aktualūs klausimai, tai būtent stiprinti ir įtvirtinti žmonių pasitikėjimą valdžia. Tai būtent tiesioginiai mero rinkimai, apie kuriuos jau šnekama labai daug ir poslinkių beveik nėra, taip pat ir tiesioginiai seniūnų rinkimai. Tai būtent, kad valdžia būtų kiek galima arčiau žmogaus. Na ir turi pagaliau ir politikai, ir valstybės tarnautojai būti tiesiogiai atsakingi savo rinkėjam, savo visuomenės atstovam, savo bendruomeniai. Tai turėtų būti ne tik tai politinė atsakomybė, kada jeigu žmogus neatliko tą, ką jisai galėjo atlikti, nevykdė savo įsipareigojimų ir pasitikrinimas tik tai kas 4 metus, jeigu dirbai prastai, tavęs neišrenka. Turėtų būti ir moralinė atsakomybė, ir finansinė atsakomybė už negerus darbus kiekvienas turi atsakyti. Taip pat ir politikas, ir valstybės tarnautojas.